tos technologijos mus bukina, ar jo atrofuojasi smegenis, ne? Smegenis sako, o, čia man ramu, aš čia suprantu visas šitas linijas, visus šitos proporcijas visas. O kaip čia viskas vyksta? Kodėl mes suprantam? Nereikia tų žodžių, kartais geriau iš vis patylėti. Būkim teisingi, labai daug žmonių labai lengvai eina į aukų vaidmenis, nusimeta atsakomybę. Labadiena, Laura. Labai malonu jūs čia šiandien pas mus turėti. Aišku, mes visada dažniausiai būnam solėse, bet baletas reikalauja dėmesio ir jį šiandien turėjo repeticijas. Todėl aš viena, bet nieko, mes labai norėjom nepraleisti progos pagauti tave Lietuvoj. Mes abi tokios kelioninkės, žinai, tai ir aš čia, ir tu čia, tai čia buvo kažkas idealaus. Ir aišku, mūsų kalėdiniam laida, tai iš viso tokia ir nuotaika, ir viskas. O žiūrovams, kurie galbūt Lauros dar nepažįsta, nors aš tikrai manau, kad labai sunku nepažinti, ar bent jau net pažinti veidą, nes ir Lietuvos radijo televizijai vedi savo 2 laidas ir, kaip sakoma, dalyvauju įvairiuose renginiuose. Tai tikrai, man atrodo, kad ir aš taip man džiaugu, nes prieisim ir prie to, kad tu esi mokslininkė ir ne šiaip, o neuromokslininkė, gyvenanti, dirbanti Osle. Ir universitete susijus Oslo universitetu, dėstytoja ir savo tyrimus ten 10 metų, kiek žinau, apie miego atlikimą su pelytėm ir visą kitą. Ir aišku, aš, kaip sakoma, būdama praeitą kartą Lietuvoje labai norėjau, ieškojau, įsigijau tavo nesenai išleistą parašytą knygą apie miegą ir man atrodo, kad įdomu, aišku, mūsų tema gal bus truputėlį kryps į kitą pusę ir vis dėlto susijęs su šokiu, su baletu, bet Eglutė Kalėdos, aš galvoju, jeigu dar kas nors neturi idėjų, tai tikrai yra labai gražiai parašyta knyga ir kas man labiausiai joje patiko, kad jinai yra labai prieinamai parašyta. Tiesiog žmonėms sudominti mokslas išverstas į mūsų visų kalbą. Tai man tikrai labai patiko ir radau tokių dalykų, kur nežinojau, pavyzdžiui, kad genetiškai vis dėlto pas mus ir tas miegas netgi nulemtas. Tai žodžiu, idėjos Kalėdom, nes visi norim gražiai ir gerai miegoti. Ir pereisim prie mūsų šios dienos pokalbio temos, kuri susijus su baletu, su šokiu, su grožiu, su menu. Bet pradėkim nuo to, kad man labai smalsu, kaip tokia energinga, tokia spalvinga asmenybė atsidūrė mokslo pasaulyje, kokie buvo tavo tie pirmieji žingsniai ir tas neuromokslas, nes tai labai specifinės sritis, tai yra gana, man atrodo, ir nauja, aišku, jau ne 3 metai daugiau, bet vis dėlto prieš 20 metų gal kažkaip kitaip visas tas vyko. Tai man labai įdomu tavo kelias į šitą neuromokslą ir kokios idėjos, ar jisai mokslas toks, kur beribis, ar su ribom, ar atradimai, praradimai, žodžiu, viskas labai įdomu. Labai fainai. Tai visų pirma, be galo ačiū, kad pasikvietėt mane pasikalbėti. Aš manau, kad jūsų toksai podcastas yra labai reikalingas, fainas, įdomus ir toksai gražus, kur pasikalbėti apie įvairiausius aspektus, tiek šokio, baleto, meno. Aš manau, kad tai yra labai vertinga. Man pačiai be galo įdomu, svarbu yra mokslo ir meno sankirta ar susijungimas, gal net labiau. Be galo įdomu ir labai ačiū už tokį gražų pristatymą ir mano knygos paminėjimą. Labai džiaugiuosi, kad skaitei, man labai malonu. Ir dabar apie tą mokslą ir neuromokslą. Tai manau jau tai, kad mano asmenybė galbūt ne visiškai 100% sutinka su mokslininkės idealia asmenybė, tai parodo, kad aš jau labai visur einu, kalbu, lendu, taip sakant, populiarintą mokslą, bendrauti su žmonėm, į viešumą, pasakot, nes man kaip mokslininkiai to šiek tiek pritrūko pačioje laboratorijoje, bet dar grįšim prie to. Tačiau, kaip neuromokslas atkeliavo į mano gyvenimą ir aš labai mėgstu tikrai sakyti, kad mano gyvenime yra be galo daug tokių laimingų atsitiktinumų ar tokių netikėtumų. Tai aš baigiau šiaip tai biochemijos bakalaurą, farmacijos magistrą ir tuomet žinojau, kad
tikrai labai noriu tęsti akademinę kelionę, tai likti universitete, daryti tyrimus, tapti profesorę, turėti savo tyrimų grupę. Bet aš iki to laiko dirbau tik tai, su ląstelėmis, baltymais, tokia buvo labai biochemija, biologija ir manęs, kaip pasakyti, taip nebevežė. Ir aš labai ieškau tos srities, kuri mane, užmotyvuotų, kaip aš žinau, kaip aš galiu jaustis, ne? Ir mano labai gera draugė, turbūt, kartais nutinka geri dalykai gyvenime, tokie netikėti, jinai visiškai per daug negalvodama man padovanojo tokią knygą, kuri vadinasi Save keičiančios smegenys. Ir ten aš pirmą kartą perskaičiau apie neuroplastiškumą ir kaip mūsų smegenys gali keistis visą gyvenimą, kaip mes jas galime pakeisti ir formuoti mūsų mintimis, elgesiu, veiksmais, taip toliau. Ir aš galvoju, jau jeigu doktorantūra, tai tik su smegenim. Taip ir susiradau tada vietą, kur aš galėčiau doktorantūros studijas, tyrimą atlikti būtent neuromokslą. Ir taip ir įsivažiavau. Ir tas buvo prieš kiek maždaug metų? Nes žinau, kad tyrimas apie miegą bent jau 10 metų, kiek pamenu, o pati pradžia kaip... Realiai prieš 10 metų. Tai va dabar lapkritį ir galiu švęsti tokį jubiliejų, nes prieš 10 metų ir pradėjau aš tada doktorantūrą, persikrauščiau į Oslą ir pradėjau tirti smegenis. Aišku, įdomu. Ir pavyzdžiui, betiriant, tai yra beribis mokslas, ar yra vis dėlto tam tikros ribos? Nes man atrodo tas smegenų visos evoliucijos, ar ne? Nes aš paminėjau biochemiją ir aš taip galvoju, prisimenu savo dėstytojus, nes ir mano buvo praeityje šiek tiek biochemijos ir kai atsimenu buvo ir dėstytojai, kai klausė, Ieva, kas bus su jumis, kai jūs užaugsit? Aš taip, prezidentas. Geras. Nieko, dar niekada ne per vėlu, ar ne? Tikrai, ne? Bet man yra įdomu tikrai, tos smegenys, jos yra ribotos, jos yra beribės mokslas su tuo susijęs. Nes atrodo, tarkim, jeigu kalbame apie tam tikras mūsų kad ir organus ar kūno dalis, kai kas atrofuojasi, nes mes to nenaudojam. Dabar aš, pavyzdžiui, žiūriu visą planšetę, turime, aišku, telefoną ir visą kitą, bet kažkaip aš jaučiu, kad ir savo aplinkoje žmonės vis dažniau randa atsakymus tuose įrenginiuose. O ką tai darys su mūsų smegenim, tarkim? Ar čia ir tas ribotumas mokslo? Ar ne, ar kaip tai bus labai įdomu žiūrėti, kas ten vyksta, nes kažkokie... Ja, labai daug įdomių aspektų palėtėjai. Tai visų pirma, tas ribotumas, ne? Tai visų pirma, moksliniuose tyrimuose pasižiūrėkime, ne? Moksliniai tyrimai visuomet yra riboti metodologijų. Kuo ir kaip mes galime neištirti vieną ar kitą organą, vieną ar kitą procesą. Tai visuomet moksliniai tyrimai, mes galime eiti taip toli, kaip mums leidžia mūsų įrankiai ir metodai, ne? Tai pavyzdžiui, aš Oslo laboratorijoje, toje, kur aš dariau doktorantūrą, aš vis dar ten padirbu, man labai pasisekė, nes ten buvo tuo met pati naujausia technologija, kaip mes galime tirti tas smegenis ir žiūrėti į gyvas smegenis dar gyvame ir natūraliai besielgiančiame gyvūne. Dažniausiai tyrimai ar didžioji dauguma su laboratoriniais gyvūnais buvo vis tiek atliekami ar jau po to išimant smegenis ir jas žiūrint ir taip toliau. Ir tai buvo pakankamai modernus metodas. Dabar dar be galo modernesnių visokių yra ir kuo naujesnis metodas, jie dažniausiai tuomet yra tikslesni, dar daugiau galima ištirti. Tai taip po truputį ir stumiam tas ribas. Ne? Tada norėčiau truputį gal pakomentuoti dėl tų technologijų. Ne? Ir tikrai labai natūralu ir galvoti, diskutuoti, ar tos technologijos mus bukina, ar atrofuojasi smegenis, ne? Tačiau, aš ką manau, kad technologijos yra neišvengiama ateities dalis ir pačios technologijos iš savęs, aišku, nėra nei blogai, nei gerai, labai priklauso, kaip mes jas naudojame, ne? Ir mano nuomonė tai yra įrankis, ne? Kaip, pavyzdžiui, anksčiau bibliotekas pakeitė Google, ne? Nelabai sukvailėjo mes ir tas progresas iš esmės eina vis tiek kaip tolyn aukštyn į priekį. Tai dabar ir kitos tos technologijos ir dirbtinis intelektas, man atrodo, priklausomai kaip mes naudosim, galbūt keisis mūsų mąstymo pobūdis, ne? Kad pavyzdžiui, vietoj to, kad reikėdavo anksčiau galbūt iškalti ir atsiminti informaciją,
dabar to nebereikia, bet dabar reikia mokėti surasti informaciją, ne? Ir ją surasti patikimą, greitai ir, na, tiesiog naudoti šias visas technologijas kaip įrankius. Ne? Ir čia paskutinis trumpas komentaras, bet tą rodo ir patys naujausi tyrimai su dirbtiniu intelektu, ne? Kad kai, aišku, jeigu žmogus 100% duoda užduotį dirbtiniam intelektui ir pats nei perskaito, nei masto, nei pritaiko, nei žiūri, tas yra susijęs su, labai supaprastintai pasakius, mažesniu smegenų aktyvumu. Tačiau, jeigu žmogus tą dirbtinį intelektą naudoja kaip įrankį, kaip pagalbą, tai mes einam į dar greitesnį progresą, taip sakant. Jo, ir va čia ir yra labai įdomus tikriausiai dalykas. Nes aš kažkaip, pavyzdžiui, pastebėjau ir pagalvojau, kad man kartais patinka rašyti. Rašyti, aš nesakau ten eilėraštukai, jau čia per didelis žodis, bet kažkaip patinka. Aš rašau. Ir po to man kažkas sako, bet tai žinai, gali ten suvesti ir tau apie ką nori tau ten parašys. O aš taip galvoju, bet ne, dedu juk daugiau. Bet, tą ką ir sakai, pastebėjau, kad taip, tarkime, man patinka, dabar pagalvoju, rašytojas šitas, kaip jisai būtų apie tą ar tą ten išsireiškęs. Ir čia aš pati ieškau kartais, nes man tikrai patinka pasigilinti kažkokioj tai mintyje, nes aš apie tą mintį pati labai gal daug galvoju, bet iš tos pusės, žodžiu, čia ir yra taip kaip ir visame, kame yra reikalingas saikas, balansas ir tiesiog žinoti, ką mes norim su kuo pasiekti ir ar mes patys save norim truputėlį bukinti, ar mes vis dėlto norim daugiau pasiekti ir naudotis tais įrankiais, kurie mums dabar duodami. Jo. Tikrai taip, supratau. Tikrai taip. Jo, čia gera mintis, nes man atrodo, kad daug kas gal kažkaip sako, ar čia per greitai viskas vyksta, ar čia taip ir vis sunkiau yra pasirinkti, bet rinktis reikia visada. Taip. Ir man atrodo, aš pati ir kartais sakau, kai pasirenki, tuomet yra nauja pradžia. Kai padarai sprendimą, tuomet yra nauja pradžia. Tikrai taip. Tai, žodžiu, dabar labai įdomu pereiti iš to jau tokio mokslinio, techninio pasaulio ir pusės prie, ką sakėm, tas menas. Nes man įstrigo vienas tavo pačios pasakymas, kad, ir jis buvo angliškai kažkaip, bet aš bandysiu lietuviškai išsiversti, kad smegenims grožis yra ne prabanga, o būtinybė. Žodžiu, ir aš kažkaip po to esu skaičiusi straipsnį, bet tas straipsnis buvo moksliniais tyrimais pagrįstas, kad ten, pavyzdžiui, ten buvo su menu susijęs dalykas, kad tikrai labai įtakoja smegenis ir kad, pavyzdžiui, ten 45 minutės ar kiek per dieną, man atrodo, ten per dieną buvo, jeigu neklystu, susikoncentravimo į tą meno veiklą, tarkim, ten tapyba gal ar grojimas, kad iš karto sumažino kortizolio gamybą ir netgi jeigu tu tą darai kartoji dažniau, tau netgi gyvenimą gali prailginti kažkiek tai metų. Ten dabar nebeatsimenu tiksliai, kiek ten buvo tame tyrime, bet ten buvo netgi tikrai keletų metų netgi, ne taip, kad porą mėnesių. Tai kaip, iš kur kilo tau tas pasakymas, kuris mane tikrai labai sumotyvavo ir kaip tu jį žiūri, kaip tai vis vyksta. Labai įdomi tema. Dabar mes čia užgrebėm pakankamai taip plačiai, tai po truputį dabar nusisiaurinsim tada, ne? Tai pats grožis labai dažnai, ir, būkim teisingi, Lietuvoje dažnai galvom, kad tas grožis tai tikrai tik tai progom, tik svečiam, tokia prabangi, ne prabanga tokia, bet, ir pirmą dar galim gal net apibrėžti, kas yra grožis, kas yra estetiška patirtis, kas yra tas estetiškumas. Tai nieks nesako, kad tai yra kažkoks tai labai brangus viešbutis ar ten super brangus restoranas. Tai yra realiai tvarka, švara, aiškios linijos, ne per daug dalykų prikrauta, ne kažkokie gamtos elementai, ne. Juk grožis gali būti ir yra tiesiog medis, krūmas, gėlytė, kažkoks gražus, mielas drabužis tau pačiam, ne. Ir mūsų smegenys
labai visų pirma mėgsta grožį ir dabar to papasakosiu šiek tiek kodėl, nes man atrodo iš neurobiologinės ir evoliucinės pusės tai yra be galo įdomu ir mūsų smegenys ir mėgsta tą grožį ir kadangi jos mėgsta tą grožį, kai mes esame tame grožyje, estetikoje, jos mūsų kūnui padaro daug sveikų gerų dalykų, kad mes sugrįžtume į tą patirtį. Tai ir išskiria dopaminą, mažina streso hormonus, mažina kortizolį, išskiria endorfinus ir tai mus motyvuoja vėl pakartoti tą grožio estetikos patirtį, nes smegenys sako, o, man čia patinka, tu čia sugrįžk, žinai. Ir dabar labai trumpai tik tai norėčiau pasakyti, kodėl smegenims patinka tas grožis ir iš tikrųjų tos gražios, estetiškos patirtis, žiūrėjimas į kažkokį tai gražų ar estetišką meno ar gamtos objektą labai padeda mūsų emociniam stabilumui ir psichiniai sveikatai. Ir taip pat pasikalbėsime, kodėl. Tai visų pirma, smegenims patinka tam tikros formos, kurias mes dabar įvardyjame kaip gražias ar estetiškas. Kodėl taip yra? Tai pavyzdžiui, simetrija, tam tikri santykiai, tam tikros proporcijos, gamtos elementai, ne aštrus kampai, bet aptakios linijos, taip toliau. Taip yra todėl, kad visos šios formos, tiesą sakant, yra matomos gamtoje. Ir mes juk evoliucionavom, užaugom, išsivystėme gamtoje, smegenys yra geriausiai prisitaikiusios būtent tokio tipo informacijai. Ką tai reiškia, kad smegenys joms labai lengva priimti ir apdoroti tokio tipo informaciją. Ir tai mes suvokiame kaip gražu ir estetiška. Ir smegenys mėgsta, kai jom lengva ir kai jom nereikia daug energijos naudoti. Už tai, kai mes esame tokiose gamtą realiai imituojančiose patalpose, kas yra mums estetiškai ir gražu, kaip ir minėjau prieš tai, smegenys sako, o, čia man ramu, aš čia suprantu visas šitas linijas, visus šitos proporcijas visas, išskiria dopaminą ir sako, čia gerai, čia ir sugrįžk. Tai čia yra šiek tiek, Klausyk, o dabar tiesiog man toks klausimas, gal nėra net atsakymo, aš nežinau, bet dėl to, kad man kyla galvoju, dabar taip, jeigu žmonės ar ne, ir jie pripratę prie savo aplinkos, žiūri į gamtą, bet aplinka visur kitokia, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar šiandien fantastiškas rytas, kur šerkšnas viską puošia, bet aš iš karto nusikeliu į kalnus, Šveicarijoje, kur nors, ten yra visai kitos formos, tai tarkim, yra skirtumas, ką mes kaip grožį suprantam, priklausomai nuo to, kur mes, tarkim, gyventumėm, ar ką esam matę, ir ką mūsų... Tai vat... Pakomentuosiu. Nuostabus klausimas, tikrai nuostabus pastebėjimas. Iš esmės, čia yra du tokie aspektai. Tai pirmas, kad tos proporcijos, linijos formos, jos yra pakankamai universalios gamtoje, tiesą sakant. Netgi ir kaip kalnai atrodo, miškai ir taip toliau, tie visi išlinkimai, taip toliau. Tačiau taip pat mūsų smegenys prisitaiko prie tos aplinkos, kurioje mes gyvename. Tai jūs čia nuostabiai pasakėt, nes visas grožio suvokimas iš esmės susideda, aš sakyčiau, iš tokių 3 dalių. Visų pirma yra tas biologinis, bazinis, evoliucinis, kuris realiai yra užkoduotas jau mūsų genuose. Tada yra antras patyriminis, kur mes gimėm, ką mes dažnai matom, prie ko mes esame pripratę. Tai jisai šiek tiek modifikuoja tą tokį evoliucinį, tą biologinį. Ir trečias yra kultūra, kultūrinė patirtis. Ką mums sako, kas yra vertinga, ką mums sako, kas yra gražu, ką mums įvardyja autoritetai, pavyzdžiui, mūsų tėvai, mokytojai, lyderiai tos kultūros, kurioje mes esame, ką tau pasako, kas yra gražu. Vėlgi dėl to, kad smegenys yra plastiškos, adaptyvios, jų užduotis yra tokia, kad mes užtikrinti mūsų išgyvenimą, ne? Tai smegenys ir žiūri, čia šitas berods svarbus žmogus sako, kad čia yra gražu, okei. Tai aš tada ir manysiu, ne, kad čia taip labai supaprastintai. Supratau, žodžiu, 3 elementai. Čia vėlgi yra įdomu, nes, ačiū už atsakymą, nes tikrai smalsu, tiesiog pokalbio metu, bet galvoju, tai jeigu mes gyvenam skirtingose aplinkose, ar mes tą grožį taip pat suprantam. Puikus komentaras. Bet dabar pereinat, tarkim, gal į sekantį, kuris mane domina ir kur vis dėlto šitas... Mūsų podcasto serija yra susijusi su baletu ir su šokiu.
Ir kadangi kažkaip man visada atrodo, baletas tai nėra vien šokis, tai yra tiek daug elementų. Muzika, kostiumai, viskas tiesiog. Bet jeigu grįžtam prie šokio, nes aš atsimenu, man pačiai labai visada patikdavo šokti ir aš dar dabar mėgstu šokti. Ir klausytis muzikos ir mane tikrai visada išgelbėja iš bet kokių situacijų, bet kokių nuotaikų. Ir tos smegenys labai plastiškos. Taip, pasiklausai vienos muzikos ir tau iš karto geriau. Tai vat, šokyje kažkurgi vėl esu skaičiusi, kad dabar nedrįstu sakyti, nes man atrodo, kad gali būti, kad tų tyrimų dar yra pakankamai pradžia, nes tai yra gal sudėtingesnės sritis, nes ten reikia elektrodus visus kūną sudėlioti ir yra sudėtingiau galbūt, bet man atrodo, kad labai sparčiai žengianti bus sritis, nes aš skaičiau, kad šokis padeda netgi prailginti gyvenimą žmonių. Ir vat, jeigu kalbant apie baletą, vat, toks įdomus, man atrodo, sėdime, mėgaujamės spektakliu, bet ten niekas apie nieką nekalba, ten yra muzika ir yra šokis, bet mes vis tiek suprantam apie ką. Ir aš galvoju, o kaip čia viskas vyksta? Kodėl mes suprantam ir kodėl mes įsijaučiam netgi tam tikro personažo tą gyvenimą ir dažnai būna tie dramatiškesni tikriausiai, nors aš tai labai mėgstu ir spragtuką, kur viskas gražu. Bet vat kaip, kokiu būdu, nes kalbos nėra. Niekas nepapasakoja ir ne visi tą knygutę, tarkim, nusiperka prieš prasidedant pasiskaityti apie ką bus istorija. Juokiuosi, nes aš viena iš šitų žmonių. Aš panaši. Tiesiog klasika, žinai, bet man kažkaip įdomu atrasti, o ne paskaityti. O po to nusiperku, kad prisiminti. Aš sutapo. Taip. Kad neformuotų nuomonės, kol dar jos nereikia galbūt. Taip, tikrai. Bet kaip mes, kas ten vyksta? Jo, tai pirmą norėčiau šiek tiek pakomentuoti irgi, ką mes žinome iš neuromokslinių tyrimų, kaip mes visgi galime suprasti istoriją šokio, baleto ir paskui galėsime pasikalbėti, nes manau, kad čia ir labai svarbu ir labai įdomu, kodėl šokis iš tikrųjų prailgina gyvenimo kokybę ir kodėl šokis yra be galo sveika visokiojopai sveikatai. Bet visų pirma, pakalbėkime, kaip mes galime suprasti, ką mums pasakoja baletas. Nuostabu yra tai, kad mes kaip žmonės, mums iš esmės nereikia tų žodžių. Kartais geriau iš vis patylėti, tiesą sakant, bet mes kaip žmonės, socialinės būtybės, mes suprantam be galo daug, jeigu ne dar daugiau, ne iš žodžių. Tai visų pirma, iš kūno kalbos. Čia aš dar net neinu į šokį kol kas, bet mes juk pamatę žmogų, tu jau iš veido išraiškų gali nuskaityti, kaip jaučiasi žmogus, netgi kartais ir ką galvoja, kokia čia situacija, čia mums ramu, čia pavojinga, čia įtampa, čia neįtampa, Ir tai yra, natūralu, normalu, taip mes evoliucionavome, nes mums padidina mūsų išgyvenimą, jeigu mes galim nuskaityti, žmonių kūno kalbą ir nustatyti, ar tas žmogus mums yra grėsmingas ar ne. Ir balete mes turime tiek daug nuostabių indikatorių, kurie mums pasakoja, kas vyksta, Visų pirma, tai judesiai, kokia yra jų amplitudė, Ar tai yra labai dideli judesiai, ar tai yra mini judesiai, ar jie yra labai greiti ir tokie aštrus, kurie greičiausiai parodys kokį pyktį ar intensyvę tokią emociją, ar jie yra be galo tokie banguoti ir labai švelnus, ir labai malonus, tempas. Netgi kryptis, ar tai yra judesiai nukreipti į viršų, kurie galbūt mums gali parodyti kažkokį tai pakilėjimą ar viltį, ar tai yra judesiai daugiau nukreipti žemyn, kurie galbūt mums parodytų neviltį ar kažkokį bejėgiškumą ar kažką tokio. Tuomet, kaip ir jūs puikiai paminėjot, kad prisideda ir kostiumai, prisideda muzika. Muzika parodo irgi, kokia nuotaika čia yra. Taip, tikrai. Tai balete mes turime be galo daug kitų indikatorių, kurie mums gali nupiešti istoriją ir visą paveikslą, kas vyksta. Jo, iš tiesų, ir ypač kai apie tos žemesnius kalbėjom, man atrodo tokia juodoji gulbė. Iš Gulbių ežero kažkodėl tai iš karto mačiau tą sceną, bet taip ir yra tikriausiai, kad
čia kažkaip ir įvyksta ta jungtis, nes kaip kitaip suvoktumėm, kas vyksta ir kodėl mes taip įsijūstumėm personažus, bet mes juos jaučiame, nes mūsų smegenis pagauna judesyje jo formą. Vėlgi forma. Kažkaip visur eina šitą formą ir grožį, kaip mes suvokiam, ir va tą bendravimą, tokia įdomi linija. Bet grįžtant prie to, nes sakėm, truputėlį padalinsim savo klausimus į mažesnius, dėl to ilgaamžiškumo ir judesio. Ir po to dar turiu tokį vėlgi labai smalsų, nes tas judesys yra, jisai gali būti, tarkime, balete viskas yra, nors ir baletas, tarkim, yra modernus ir yra klasikinis. Klasikinėme viskas vyksta pagal labai tam tikrą, o modernime jau yra daugiau tos laisvės. Tai dar netgi tarp šitų man yra įdomu, ar yra skirtumas ir kaip tos smegenys veikia, kai aš šoku savo pagal kaip noriu ir kai man reikia šokti taip, kaip man reikia šokti. Tai nuostabus klausimas ir labai įdomių tyrimų apie tai irgi yra, tai čia galime palyginti improvizuoja, kai mes improvizuojame šokį, ne, ir va taip. Ir kai jau yra struktūra, ne. Tai čia, tiesą sakant, smegenys veikia pakankamai kitaip, kai mes laisvai kuriame, improvizuojame šokį, ne, ir kai jau yra aiški seka, sustruktūrizuota, tau jau yra labai tiksliai, tu turi ten tuos judesiukus vis padaryti. Tai visų pirma, jeigu mes improvizuojame, tai tiesą sakant, gal netgi labiau tinka emociniai, psichiniai sveikatai, nes čia mes galim save labai išreikšti, ne? Ko mums būtent tam momente reikia. Ir ką mes tiesą sakant matome iš tyrimų, kad kai žmonės improvizuoja šokį, jų viena tokia smegenų sritis yra prefrontalinė prieškaktinė žievė, kuri viską reguliuoja. Logika, racionalumas, planų siekimas, visko sustatymas, suplanavimas. Ir kai mes improvizuojame šokį, šita smegenų dalis, tai sakant, jos aktyvumas šiek tiek sumažėja. Jinai atsipalaiduoja. Kas įsijungia, tai yra mūsų emociniai tinklai, mūsų atmintis, mūsų savęs suvokimas erdvėje, jausmų interpretacija, su šitais dalykais susijusios smegenų dalis. Ir mes taip tarytum labiau atsipalaiduojam, galim save išreikšti, šiek tiek sumažėja vidinis kritikas. Labai panašius procesus mes matome ir su repavimu. Tai iš esmės žodinė improvizacija, ne? Dabar jeigu mes paimam jau struktūrizuotą šokį, kur viską tu turi atlikti irgi iš atminties, būtent nurodytus judesius, taip toliau, ten jau mūsų prieškaktinė žievė labai įsijungia, nes reikia atsiminti, reikia sustatyti, reikia sureguliuoti, reikia prisiminti, yra ta tokia kontrolė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ten be galo taip pat įsijungia atminties visi tinklai ir judesių koordinacija. Nes vėlgi vyksta ta, ir iš atminties ištraukiam, kaip reikia šokti, tada iš karto tą reikia pritaikyti, integruoti, tai yra itin sunki ir tokia intensyvi užduotis judesių koordinacija ir taip toliau. Tai yra, šiek tiek tiesiog kitokie procesai vyksta smegenyse. Jo, žodžiu, smegenyse aiškiai vyksta kiti procesai, bet to tokio įtakos ir naudos tai smegenų veiklai tikriausiai yra abipusiškai, tik gal aktyvina kitus smegenų centrus. Ir vėlgi tas balansas. Kartais reikia sau leisti truputėlį paimprovizuoti, o kartais kaip tik apkrauti tą savo. Nes tas smegenyse, o kas ten tose smegenyse vyksta? Ten yra neuroninės jungtis, kurios, kaip ten tos smegenys komunikuoja, kaip jos tą viską supranta. Nes aš, pavyzdžiui, žiūriu, gerai, aš džiaugiuosi, kad aš galiu matyti ir kad aš, pavyzdžiui, žiūriu spektaklį, baletą ir aš grožiuosi jau viskuo. Bet čia per akis eina, o kaip susijungia ir kodėl man smegenys po to išverčia, ką aš matau. Čia neuronai žaidžia? Labai fainas klausimas. Labai. Iš esmės, man be galo patinka šitą sakyti, sakant, bet mes matome smegenimis, mes girdime smegenimis, mes jaučiam skonį smegenimis, mūsų akis, ausis, nosis, burna tik tai perduoda tą informaciją į smegenis ir tuomet ta informacija yra dekoduojama, suprantama, suvokiama
būtent smegenyse ir iš esmės viską mes jaučiame smegenyse ir su smegenim. Dėl to ir mūsų atmintis, mūsų emocinė būsena taip pat paveikia tai, ką mes matom, tai, ką mes jaučiam. Nes tai nėra, kad akyse mes matome ir taip toliau. Tai palėtėt nuostabią temą, kur yra tiesiog smegenų neurobiologijos toksai pagrindas. Ne? Ir čia galim šiek tiek pasikalbėti, kas vyksta smegenyse šokant visų pirma, ir tuomet galim pasikalbėti, kas vyksta smegenyse, kai mes žiūrime į šokį. Ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, profesionalas ar nepatyręs žiūri tą šokį. Tai kai mes šokame, smegenyse vyksta tai tiesiog fejerverkai, aš galėčiau pasakyti. Nes turbūt nėra jokios kitos veiklos, kuri nesuaktyvintų ir neįtrauktų praktiškai visų smegenų. Ir čia ir yra ta šokio tokia galia, nes tuo metu smegenys tiesiog visos komunikuoja vienos su kitomis, galima sakyti, nes kai mes šokame, įsitraukia už judėjimą, už judesius atsakingos smegenų dalis. Judesių koordinacija, ritmo pajutimas, mūsų kūno dalių, visa ta judesiai koordinacija. Taip pat įsijungia emocijos, aišku, kad nes yra muzika, yra šokis, įsijungia atmintis, nes mes galbūt kažkokie judesiai mums kažką primena, muzikos kažkokios detalės kažką primena, įsijungia judesių planavimas, ką mes čia toliau šoksime, ir taip toliau, įsijungia netgi smegenų dalis atsakingos, kaip mes reaguojame į kitus žmonės. Pavyzdžiui, jeigu mes šokame su kitu žmogumi arba kitais žmonėmis, mes turime numatyti, ką jie tuomet veiks, prisitaikyti. Tai yra be galo stipri, naudinga ir galinga intensyvi treniruotė smegenims, nes tai padeda pagerina realiai bendravimą tarp smegenų dalių, pagerina, supaprastinti tai pasakius, tas smegenų jungtis, ir tai labai veikia gerai, apsaugo nuo, pavyzdžiui, neurodegeneracinių ligų, nuo protinių sutrikimų, ypač su amžiumi, kurie ateina. Ir čia, kaip ir jūs minėjote, ką mes matome, kad reguliari šokio praktika, tu neturi būti profesionalas. Bet pavyzdžiui, jeigu tiesiog, tu kartą per savaitę, eini į šokius ir ten nuotaika pasikeli pašokė, tai yra susijęs su gerokai mažesne neurodegeneracinių ligų rizika ir su ilgesniu, bet ir sveikesniu gyvenimu. Nes čia galim net neit, bet jau ir fiziniai visi, dar priedai, geresnė kraujotaka, streso hormonai mažėja, endorfinai išsiskiria, dopaminas išsiskiria. Super. Jo, ir tikrai, ir man atrodo, kad, pavyzdžiui, kartais būna, netgi ir man pačiai buvo taip, kad aš vaikystėje tikrai baletas man buvo kažkas tokio ir labai norėjau tikrai į tą profesionalią pusę, bet kitaip pakrypo. Bet, pavyzdžiui, tikrai neatsisakau ir po nežinau kiek metų sugalvojau, kad norėčiau vėl baleto pamokos. Ir aš supratau, kad aš ne viena tokia, kad tikrai viskas įmanoma, kad tikrai amžius nėra riba ir tu gali netgi niekada nešokęs profesionaliai tiesiog nueiti į baleto mokyklą ir jie tave su malonumu, bent jau Vilniuje būna, tikrai žinau, ir aš vienoj ir Sulėse ten, kaip sakoma, jinai mano mokytoja. Kaip fainai. Tai, žinot, geresnės mokytės negalima turėti tikriausiai, bet tokia maloniai griežta. O, geriausi mokytojai. Jo, bet tikrai labai, bet man taip smagu buvo ta popietė ir aš tikrai linkėčiau tiem, kurie, pavyzdžiui, abejoja, bet aš niekada nešokau ir aš čia galėčiau, tikrai galima ir man atrodo reikia sau leisti, nes tik išbandęs galėsi pasakyti, ar galiu, ar negaliu, bet man atrodo, kad jau vien bandymu duosim labai daug savo kūnui, smegenim ir apskritai geresniai savijautai. Taip, tikrai, nes čia labai atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet jūs labai svarbų dalyką pasakėt, kad svarbus yra pats procesas, kad nueiti tiesiog pašokti ir gerai praleisti laiką. Smegenim, kūnui bus sveikatos naudos ne nuo to, ar jūs gerai šoksit, o tiesiog, kad šoksit. Jo, čia tas, kas šiaip, judėjimas ir man atrodo labai daug apie viską yra kalbama, judėjimai, mitybos, visa kita, čia atrodo jau kaip abėcėlė darosi nauja šių laikų. Kartais gal vis dėlto aš manau, kad kaip ir mes pradėjom pokalbį, nuo visur reikia balanso, man atrodo, kad reikia visur ir atsirinkti, ir pabalansuoti, nes ne viskas tas, kas vienam tinka ir kitam. Taip, bet tiesiog reikia rasti savo ritmą. Taip.
ir vat, tuo ritmu toliau šokti per gyvenimą iki vakaro ir iki miego, kuris nuo to taip pat galbūt geresnės kokybės bus. Ir dar, žinai, Laura, prieš toliau bėgant su mūsų dienom, dar vieną tokį klausimą, vis dėlto labai per daug smalsus nepaklausti ir aš galvoju, kad žiūrovom taip pat gali būti įdomu. Nes labai dažnai girdime tą žodį manifestuoju. Nes mes, pavyzdžiui, pradžioje kalbėjom truputėlį, minėjai tą plastiškumą ir man kažkaip atrodo, vat plastiškumą aš labiau suprasčiau, o manifestavimas man kartais atrodo taip. Žmogus sėdi ant šitos savo patogiai įsiteisęs, aš manifestuoju, nes aš noriu ten kažko. Bet nuo sofkutės nepakylam. Kažko nedarom, kažko nekeičiam tam, kad tas manifestavimas. Tai vat man ir yra įdomu, manifestavimas. Kas čia per fenomenas ir ar tikrai visi supranta, apie ką kalba, ar čia vis dėlto reikia labiau fokusuotis į smegenų plastiškumą ir ką tu gali su tom smegenim, jas kažkaip jungti teisinga kryptim. Vat kokios mintis mokslininkės? Nuostabus klausimas ir jūs puikiai paaiškinot, kas iš tikrųjų, kame yra to manifestavimo esmė ir kur yra didžiausia klaida ir visiškas nesusipratimas. Tai būtent, kai žmonės galvoja, kad tas manifestavimas, tai vad, kad pasakau ir manifestuoju. Sėdžiu ir manifestuoju, ne? Manifestavimas taip, tai veikia, egzistuoja tikrai taip. Kas tai yra? Kad mes kontroliuojam savo mintis, mes žiūrim, kur mes kreipiam dėmesį ir mes atitinkamai koreguojam savo elgesį, savo veiksmus. Nieko nebus, jeigu mes nieko nedarysim. Taigi manifestacija realiai yra tai, kad tu visų pirma išsikeli savo tikslą, išsikristalizuoji, išsigrynini, ką tu ten nori išmanifestuoti ir kodėl, kad tau būtų aišku, kodėl ir kad tavo smegenim būtų aišku, kodėl tau tai yra svarbu, kodėl tai yra reikalinga, aktualu, naudinga, kodėl mes dabar šitą darysim, ne? Ir išsikristalizuoti, kaip mes dabar to sieksim, ne? Kaip atrodys dabar, kaip keisis mūsų kasdieną, ką mes kiekvieną dieną padarysim, kad tiesiog eitumėm arčiau to manifestacijos tikslo. Ir tuomet smegenys yra ištreniruojamos, ne? Jos žiūri, ką tu darai, į ką tu kreipi dėmesį, ne? Taigi, jeigu tu atitinkamai pakeisi savo elgesį, smegenys matys, šitas žmogus dabar jau eina link to tikslo. Ir tuomet keičiasi ir į ką mes kreipiame dėmesį, ir ką smegenys pastebi, ir kaip mes jaučiamės. Ir čia netgi toks paprastas dalykas yra, pavyzdžiui, jeigu tu pastoviai savo sakysi, kad man neišeina, aš kažkoks kitoks, aš negaliu, man neišeina. Tai smegenys tą jaučia, girdi, taip toliau, tai jos ir neduos resursų ir neinvestuos į tuos dalykus, kad tau, skaitykim, gautųsi visus tuos dalykus padaryti. Nes smegenys sako, neišeina, tai kam? Bet jeigu tu sakysi, šį kartą man pavyks, šį kartą aš tikrai dėsiu visas pastangas ir man tikrai pavyks, bent jau arčiau prieiti ten to ir ano tikslo, smegenys galvos, čia aš jau jaučiu motivaciją, užsidegimą, tai dedam tenai pastangą. Čia aš be galo supaprastintai pasakiau, bet iš esmės viskas yra per veiksmus, per darymą. Tu būtent, kaip jūs ir pasakėt, tu negali tiesiog sėdėti ir išmanifestuoti Teslose ar ko nors. Jo, arba vyro, arba žmonos, arba dar. Nes yra ir tokių iki tokio, man šiais metais aš jau čia kažką. Ne, tai aš vėlgi yra tas toks, tai čia labai, jie susiję dalykai praktiškai. Tu gali pradėti nuo manifestavimo, kas yra vadinama, definuojama kaip manifestavimas, bet po to reikia įjungti. Įjungti ir kai įjungi, tuomet pajungi smegenis ir tu jas gali, dėl to, kad jos plastiškos, gali tam tikrą kryptimi kažkaip kreipti smegenis. Čia man toks kažkoks atrodo didelis kosmosas. Tiesiog smegenis atrodo tave valdo, bet tu gali jas. Čia yra man nerealus, tikrai labai įdomus dalykas. Ir kažkaip prisiminiau pasakymą, dabar galvoju, ar nebuvo, ar Audrey Hepburn kažkada yra išsireiškus, kad tas žodis impossible anglų kalba, bet jisai savyje jau nešiojasi žinutę possible. Ir jeigu tą impossible panaikiname, turim žodį possible, arba kažkur kitur buvo pasakymas, kad visata sako tik tai taip.
Bet priklauso nuo to, kaip tu su savo smegenim. Jeigu tu sakysi, aš negaliu, o visata sakys taip, vadinasi, tai vat reikia kažkaip vat tikrai. Tai dabar metų pabaigoje. Ir aš nežinau, šitie metai taip prabėgo taip greit, tikriausiai visiems galbūt, bet juose tiek visko tilpo, kad atrodo, Dieve, čia keli metai vienose, bet labai, labai gražių ir balansuojančių dalykų, bet man atrodo, to ir reikia, nes jeigu neturėsim vieno, nežinosim, kas yra gražu ir smagu ir jauku. Tai vat toks, gal, koks yra jūsų gyvenimo, kaip sakoma, kuo naudojatės gyvenime, kas yra tas vat, pagrindinis varikliukas, arba kažkokia frazė gal pasakyta kažkieno, arba pačios sugalvota frazė, kuri yra tas motivatorius ir vat, galbūt suinspiruos kažką kitą iš mūsų žiūrovų, nes tikrai kartais vat, taip ir būna, susitinki žmogų ir jis kažką pasako ir man prisimeni ir galvoju, wow. Taip, tikrai, man taip pat. Čia, žinokit, aš galvoju dabar, gal yra du dalykai, kurie, man labai rezonuoja. Vienas dalykas, tai yra turbūt toksai pasakymas, kurį man mama kartoja nuo, kada aš galiu atsiminti, tai yra, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir jokas toks paprastas, toks liaudiškas, toks kasdieniškas, bet tikrai, tu palauki, kad ir kaip būna blogai, paskui po to vis tiek, gal čia irgi, jeigu įdedi pastangų, ką tu iš to pasiėmė, ne? Tu iš esmės pats gali nuspręsti, ką tu iš to pasiėmė, ar tu leidi tam tikriem dalykam tave sugriauti, ar tu kažką iš jų pasiėmė ir, pavyzdžiui, tada galvoji, bet aš išlikau, aš išgyvenau, aš atsistojau ir aš dar tą ir aną pasistačiau, ne? Bet tas nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, man asmeniškai, subjektyviai labai padeda iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, tai yra, man atrodo, iš tikrųjų žinau, Beata Nicholson šitą sako, kad viskas pasidaro darymo būdu. Ir šitas, man atrodo, yra labai labai svarbu ir aš matau daug aplinkoje iš tikrųjų, kad tikrai ne visais atvejais, tikrai ne visi žmonės, aš nesakau, kartais būna gyvenime aplinkybių, kai yra sunku daryti dalykus, aš suprantu tikrai, bet būkim teisingi, labai daug žmonių labai lengvai įeina į aukų vaidmenis, nusimeta atsakomybės. Ir yra žymiai lengviau galvoti, kad, man tai nedavė, man tai sunku ir taip toliau, bet tau tai visada sekėsi mokslos arba, tau tai lengva. Ne, nelengva. Tu įdedi žmogus daug darbo ir labai daug žmonių nesupranta, ką ir kiek tu paaukoji. Ir aš tiesiog norėčiau, kad daugiau žmonių suprastų, kad labai didelė dalis gyvenimo kūrimo kontrolės, iš esmės beveik visa yra jų rankose. Tiesiog reikia įdėti pastangų, suprast, kad tai yra sunku, nebėgti nuo to sunkumo ir drįst prisimti atsakomybę už savo tuos sprendimus. Čia labai gražus ir geras pasakymas, nes aš Beatos šitą taip pat su kažkur tai paskaičius, ar kažkas su manim yra pasidalinęs ir aš tikrai, mes, man atrodo, netgi pačiame pirmame savo epizode labai apie tą kalbėjom, nes ten buvo įmonės kūrimas ir kad tik darymo būdu pasidaro. Vat kažkaip taip mums ir buvo ta tema labai vystėsi į tą pusę, nes tikrai taip ir yra. Apie manifestavimą, apie kurį kalbėjom, tik manifestuoti vien neužteks, reikės ir daryti. Ir man atrodo, čia ir yra. Tai vat, labai labai ačiū už pokalbį. Buvo labai be galo malonus ir aš tikrai turiu dar 100 000 klausimų, nes jų ir gavau iš pažįstamų rato, kai sužinojo, kad mes bendrausim. Tai aš manau, kad mes vis dėlto nežinom, kaip keliai toliau judės ir visą kitą, bet mes būnam kartais Lietuvoje ir galbūt atsiradus galimybę mes pratęsim dar, nes čia yra tiek daug visokių temų. Su mielu noru. Apie ką pakalbėti ir pagvildenti. Bet baigiant šios metus, tiesiog manau, kad mes abi nuoširdžiausiai linkim visiems bandyti manifestuoti, bet nesustoti prie manifestavimo, eiti toliau, kurti, šokti, kurti meną, grožėtis menu, tiesiog maitinti savo smegenis gerais, gražiais dalykais ir jos maitins mus ir ilgiau leis gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Ir manau, grįžtant prie šventinių temų, tai yra geras metas saldžiai, gerai išsimiegoti
Ir tikrai labai labai to linkim visiems ir sakau, galbūt su pagalba ir knygutės, bet tiesiog pasidžiaugit laikotarpiu, pabūkit kartu, pamaitinkit smegenis gerom emocijom. Ačiū tau, Laura. Dėkui, ačiū labai ir visiems gražių švenčių ir saldžių sapnų. Taip, iki. Labanaktis.